Banger. Banger. Paplotėlio. Plonas sluoksnis. Uždėsime dešros ir, nu jo, tas čiuvas tai tikrai maladėt. Uždėsime. Picų iš vis nemoka kepti, tikrai. Kitų ingredientų. Sugebėčiau dabar šimgubai geriau negu jūs. Ne, nu tikrai, nu čia net nereikia žiūrėti, ką čia viskas. Einam gaminti picos, nes šitą receptą tikrai taip negalim palikti, nes juokinga, net graudu žiūrėti. Tad pradėkime gaminti pizzą. Tikrą pizzą. Studentišką pizzą. Tai, kas yra valgoma, o ne čia kaip pusiau padaryta ta pizza iš vis, net nešilta. Štai kaip atrodo mūsų pica. Jeigu manęs dar nepažįstate, esu Richardas Ralis ir turiu savo laidelę YouTube'e, kuri vadinasi Pasigamink pats. Čia yra 3 sezonas ir 2 laidelė mūsų eterį. Judam į virtuvę. Taigi dabar mes esame čia virtuvėje, kurią matote jau 2 kartą. Ir mes gaminsime, kaip sakiau, studentišką pizzą, kuri nereikalauja nieko, nei energijos, nei resursų, nei draugų. Tiesiog paprasta studentiška pizza. Ir šitai pizzai reikės šitokių produktų: druskos, miltų, cukraus, aliejaus, kečupo, dešrelių, sūrio ir melių. Ir taip pat vandens šilto. Tai viskas, ko mums reikės šitam paprastam receptui. Taigi dabar viskas prasidės nuo to, kad gaminsime tešlą. Tai pasiemam dubenį kokį nors. Į tą dubenį supilam porą puodelių miltų. Paskui žiupsnelis druskos. Šaukštas cukraus. Tada supilam meles. Ir vos neužmiršau, kad reikia puodelį vandens šilto. Laukia pats fainiausias etapas, tai yra viską sumaišyti, kol nebelips tešla prie rankų. Štai taip turėtų atrodyti mūsų tešlos būsena, kažkas tokio, bet aišku dar reikia ją paminkyti ir palikti nors bent 20 minučių vienoj kokioje šiltoj vieteliai. Ir tada galėsime pradėti jau kepti pizzą. Na kągi, dabar mes pasiruošime savo tešlą. Stalą pabarstume miltais, kad tešla nepriliptų. Tešlos reikės mums tik pusę, tad pasiėmame pusę. Kitą padėkime. Ir prasidės linksmiausia dalis. Teks su kočielu, aišku jo neturiu, volioti tešlą, padaryti į tinkamą formą, į apvalią formą mūsų tešlą, į picos formą. Su kočielu reiktų, bet aš neturiu, o studentas esu, tai radau bonkę, kuri puikiai tiks ir tikiuosi viskas gerai pasiseks, tad pradėkime. Vieną į kitą pusę, dar į trečią ir didinkime savo pizzą. Tai neišsigąskit, kad mano forma yra truputį kitokia negu jūsų. Čia tiesiog Ričkos specialioji pizza, tai taip ir atrodys išskirtinai. Tai ilgai nelauksiu, pasiimsiu sviestą ir ištepsiu skardą, nes kaip tik nenusipirkau mums reikalingo kepimo popieriaus, tai ką darysiu, tai tepsiu sviestu, kad nepriliptų pica ir tada iškart tešlą bandysiu taikyti į mano skardos formos dydį. Tai viskas, mūsų tešla yra paruošta, galima dabar dėti mums tinkamus ir patinkančius ingredientus ir tada varysime pizzą kepti. Tai dabar kas belieka, pilti kečupą, ištepti visą mūsų pagrindą, tolygiai kečupu. Dedame mūsų ingredientus, tai yra dešreles, nes tik jų turiu šaldytuve, tai reikia sunaudoti. Ir sūris.
Daug sūrio. Štai mūsų pica yra paruošta, dabar dėsime į orkaitę, kuri kaitinta apie 190 laipsnių ir kepsime, net nežinau, apie 15-20, o gal ir daugiau minučių. Žiūrėkime pagal situaciją. Tad einam prie orkaitės. Kaip sakiau, dedam į orkaitę. Ir kepsime plius minus 20 minučių. Žiūrėsim pagal orkaitę, nes pirmą kartą naudojas, tai sorry. Na kągi, mūsų pica yra iškepusi, kiek matau. Jei, kaip karšta. Štai, mūsų pica. Kvadratinė, studentiška, bet labai skani pica. Parodžiau, kaip pasigaminau šitą nuostabią studentišką picą. Manau, kad išėjo visai puikiai. Daviau paragauti savo kambariokams, kambariokiai, draugams ir visi sakė muo. Net pats nesistebėjau, kad gali pavykti taip puikiai. Nors iš tikrųjų nusistebėjau, nes galvojau bus blogiau, bet iš tikrųjų tai wow, lafa, čia kaip man studentui, čia nerealiai skanu. Tešla, dešra, sūris, volia, visa pica. Tai va, jeigu patiko šitas sezonas, trečias sezono antra laidelė, būtinai subscribinkit, laikinkit, komentuokit ir dalinkite su draugais. Kai bus receptas, bus ir laidelė. Tad susitiksime greitų metų ir sakau jums iki.